Knygos anatomija. Troleibusu. Teksto anatomija pagal Diana Gans. Pradžia. Troleibusu tekstas mane tiesiog ištiko. Kažkada, kažin kokioje užsienio knygų parodoje, esu mačiusi istoriją apie berniuką raudoną kepurėlę, kuris ieškojo gėlės žiedo. Knygos teksto nesupratau, istoriją susikūriau iš paveikslėlių. Ir štai kartą buvo žiema, ruošiausi lydėti sūnų į mokyklą. Pažvelgiau į jį, apmuturiuotą šaliku, su sunkia kuprine, neišsimiegojusi, ir suvokiau, kad gimė tekstas. Pamenu, palydėjusi sūnų labai skubėjau grįžti namo, norėjau kuo greičiau užrašyti gimusią istoriją. Knygos aplinka. Pasakojimo vietos, nors ir nėra labai aiškiai išskirtos, mano vaikystės vietos keliaujant pėsčiomis nuo mokyklos ir važiuojant į miestą. Kai kurios jų nė nepaminėtos, jos man tiesiog yra savotiškame šios istorijos debesyje. Mokykla, į kurios pusę bijo atsigręžti Rokas, mano buvusi mokykla. Joje baigiau 12 klasių. Keista, nes mokyklai nejaučiu jokių sentimentų. Norėjau kuo greičiau baigti ir niekada jos nebematyti. Bet štai ji grįžta keisčiausiais būdais. Knygoje matome lyg ir Vilnių, lyg ir ne. Man labai patiko ši iliustruotojo idėja – pavaizduoti lyg ir pažįstamą miestą, bet lyg ir ne. Pati žvelgdama į iliustracijas kažkur išskrendu, įsimedituoju. O tie balandžiai, man jie pasirodė reikšmingi, kai pamačiau juos nupieštus pirmuosiuose eskizuose. Tad paprašiau Arnoldo, kad balandžiai lydėtų skaitytoją visą istoriją. Štai jie net ir troleibuso parko pamestų daiktų skyriuje, tarp įvairybės daiktų daiktelių. Toks smagus sutapimas buvo, kaip tik kelias dienas prieš tai, kai su iliustruotoju aptarinėjama pamestų daiktų skyriaus temą, per radiją girdėjau apie tai laidą. Ak, kokių tik daiktų žmonės nepalieka viešajame transporte. Man ta gausybė daiktų, kartu ir gausybė pasakojimų, žmonių gyvenimo nuotrupų. Ir taip smalsu, kaipgi gyvena tų daiktų savininkai, koks jų gyvenimas, kasdienybė, kaip pasisuko jų likimo linijos daiktus pametus. Knygos veikėjai. Labai tolimas asmeniškumas pasakojime močiutės tema. Manoji močiutė, vadinome ją Bobute, gyveno ne mieste, o kaime. Kai ji mirė, patyriau tam tikrą pasaulio griūtį. Su jos išėjimu teko atsisveikinti ir su vaikyste. Ir buvo labai sunku, kad suaugusieji nenorėjo kalbėti apie močiutės ligą. Jis sirgo vėžiu. O jai mirus apie jos išėjimą. Bent aš jaučiausi palikta vienutėlė su šiais išgyvenimais. Man pačiai teko susikurti būdus su tuo susigyventi. Iki šiol beprotiškai ilgiuosi močiutės. Ji buvo savotiška mano vaikystės konstanta. Ir dabar aš dažnai, kone kasdien pagalvoju, o ką močiutė pagalvotų apie tai? O kaip aš močiutei paaiškinčiau šitai? O koks dabar būtų močiutės balsas? Kaip jie atrodytų? Koks būtų jos telefono numeris? Kokiu vardu jį vadintų pusiau laukinę katę, atlekiančią šviežiai melžto pieno? Rokas labai realių atitikmenų realiame gyvenime neturi. Jame susipynė ir mano sūnaus įvaizdis, ir aš pati vaikystėje, ir tas berniukas raudona kepurėle matytas knygų parodoje. Rokas atėjo su vardu, su visa savo istorija. Žinau, koks jo kambarys namuose, ką jis tądien valgė pusryčių. Lyg būčiau pasiskolinusi dalelę jo gyvenimo. Žinau, kad jo vidinis pasaulis tirštas, spalvingas, jis turi gausybę gražių vaikiškų svajonių, baimių. Kartais nerimauju dėl jo, lyg būčiau įkalinusi jį laike ir tokiose aplinkybėse. Kokie tik jausmai ir mintis neapima rašytojo apie savo personažus. O štai Morkis turėjo labai realų atitikmenį. Anksčiau, kai sūnus dar lankė kitą mokyklą, pakeliui į ją mus dažnai pasitikdavo labai morkinis katinas, toks akivaizdžiai laukinukas. Prisileisdavo glostomas. Tuomet dar turėjome mūsų jau iškeliavusią katę Ofeliją. Labai norėjome kurį kartą jai namo parnešti draugą. Bet Morkis, taip jį pavadiname, griežtai nesidavė paimamas ant rankų. Matyt, buvo ištikimas savo laukiniškai prigimčiai. Iki pat šiol apie jį su sūnumi pasikalbame. Išsikraustėme į kitą vietą, tad pasvarstome, kaip laikosi Morkis, ar rado savo tinkamus namus, ar dar laukinėja.
Mano gyvenime gyvūnai užima dideliausiai svarbią vietą. Neįsivaizduoju, kaip galima gyventi be gyvūnų. Jie mane lydėjo nuo pat vaikystės. Šiuo metu mūsų šeimoje gyvena katė Viltė ir kalaitė Benita. Ir kažin kaip esu tikra, kad jau visai netrukus prie mūsų prisijungs dar kas nors. O nuojauta manęs įprastai neapgauna. Kūrybinis procesas. Istoriją užrašiau vienu ypu, bet paskui vis prie jos grįždavau, pataisydavau žodį kitą, kur pajusdavau tikslesnį intonaciją, įvaizdį. Vienas keistesnių dalykų parašius knygą, jos išsipildymas. Nepaisant to, kad jau buvau išleidusi knygą Lota 2020-aisiais, kreipimasis į leidyklas baugino. Na tikrai, o kaipgi tai vyksta? Nejaugi rašai į leidyklas ir prisistatai ir sakai, kad štai va, parašiau tokį tekstą, gal jis jūs sudomins ir išleistumėte? Tai man vis dar kelia šypsnį, nemoku savęs siūlyti. Na taip, tai ne aš pati, tai mano tekstas, bet vis dėlto. Kelioms leidykloms taip ar panašiai ir parašiau, prisistatydama, prisekdama troleibusų tekstą, nupasakodama, kokias įsivaizduoju iliustracijos. Ne viena leidykla neatsakė. Ak, rašytojai tai taip skausminga, visiškai jokio atsiliepimo. Labai lengva įtikėti, kad tavo tekstas nevertas dėmesio, fizinio įsikūnymo. Neįsivaizduoju, kaip taip iškart nepasidaviau, o ėmiau ieškoti dailininko. Apie savo paieškas parašiau Facebook'e. Tiesiog paklausiau, gal kas iš draugų ir bičiulių gali rekomenduoti kokį dailininką. Ir štai visai netikėtai mano sena bičiulė, su kuria mokėmės vienoje klasėje, o mokyklą baigiau senų senovėje, rekomendavo Arnoldą Pričiną. Susikaupiau, parašiau jam, paaiškinau, kad nieko negaliu pažadėti. Ir tik jei jis pajus, kad tekstas jam kažką vidujai atliepia, imtųsi iliustravimo. Arnoldui tekstas patiko. Netrukus sulaukiau pirmųjų eskizų. Nuoširdžiai prisipažinsiu, pirmąsyk juos išvydusi suabejojau. Ar tai tikrai rokas? Ar troleibusu neturėtų būti spalvota knyga? Bet šios abejonės buvo labai trumpos. Pirmuosius eskizus nešiojusi mintise keletą dienų ir labai su jais susigyvenau. Maždaug tuo metu išdrįsau tekstu pasidalyti su gera bičiule, rašytoja Ilona Ežerinytė. Troleibusu jai labai patiko. Ji mano rankraštį nusiuntė leidyklos Žalias kalnas direktoriai Daivai Čepauskaitei. Daivai, nuostabu, rankraštis taip pat patiko ir ji informavo, kad teiks paraišką Lietuvos kultūros tarybai gauti leidybai finansavimą. Paskui sekė laukimas. Troleibusu net pasimiršo. Dirbau kitus darbus. Rodos, tuo metu verčiau straipsnius, laužiau galvą kaip geriau, glotniau išversti Deboros Elis knygos Sėdint apsakymus. Kai sužinojome, kad finansavimas gautas, buvo tiek džiaugsmo. Tai lyg patvirtinimas, kad troleibusu vertas dėmesio, vertas skaitytojo tekstas. Net sušokau laimės šokį, taip džiaugiausi. Iki knygos išleidimo laikas bėgo paskubomis. Su kliūtimis. Net 2 kartus buvau atsidūrusi ligoninėje ir kelioms savaitėms iškritusi iš gyvenimo. Protrukiai susisiekdavome su leidykla, dailininku. Su pastaruoju kelissyk susitikome. Buvo įstabu vartyti krūvą eskizų, diskutuoti, kaip ir kas atrodo, jaučiasi, galėtų ar turėtų būti. Dailininkas vaišino itin gardžia arbata su medumi. Nesu nei didė arbatos, nei medaus mėgėja, tad teigdama, kad arbata buvo itin gardi, nepagražino. Taip pat susitikome ir su maketuotoju, vėlgi aptarinėjome, šaudėmės idėjomis dėl knygos apipavidalinimo. Vėliau jau buvo tik laukimas, užsibaigęs tuo nepakartojimu jausmu. Gimė knyga. Aš taip jaudinausi pasirodžius knygai, labai nuogastavau, kaip ją sutiks skaitytojai. Iki pat šiol suspurda širdis išgirdus kur minint troleibusu. Nors labai mokausi paleisti knygą gyventi savo pačios gyvenimą. Kai rašau bet kokį tekstą, man gyvybiškai svarbus sterili tyla. Tam esu itin jautri. Išorinis pasaulis man tiesiog nebeegzistuoja. Aš tylos kupolė, lyg savo asmeninėje tylos karalijoje, kur pilna tylių žodžių, istorijų, jų nuotrupų, laukiančių savo eilės. Toje karalijoje man taip gera, atrandu joje visišką pilnatvę. Suprantama, kad kasdienybėje tokią tylą pagauti sunku,
Įprastai jų karaliauja buitis su savais bilsmais, traškesiais, balsais, išorinio pasaulio orkestruotėmis. Tad susikurti tą tylos sterilumą reikia itin kruopščiai, neretai ir griežtai, o tada nerti į jį. Iliustracijų anatomija pagal Arnoldą Pričiną. Stilius. Mano iliustracijų stilius pamažu susiformavo dirbant animacijoje, piešiant kadruotės filmams ar reklamos agentūroms. Labiausiai mėgstu pieštuką, tad pirmiausia nupiešiu, tada piešinys skenuojamas ir baigiamas tvarkyti kompiuteriu. Ruošiantis iliustruoti šią knygą, teko pavaikščioti po miestą, pafotografuoti, rinkau medžiagą internete, troleibusų nuotraukas. Veikėjai. Knygos veikėjai gimė tarsi savaime, perpiešiant tą patį personažą po kelis ar keliasdešimt kartų, atsirenkant man patikusias detalės. Nenorėjau, kad veikėjai būtų per daug realistiški. Stengiausi, kad jie būtų panašesni į animacinio filmo personažus. Vietos vaizduojamos iliustracijose taip pat susidėliojo iš miesto vaizdų, kuriuos matau eidamas pasivaikščioti. Įsižiūrėjus galima atpažinti Basanavičiaus Pylimo gatves, Antakalnio troleibusų žiedą. Nesistengiau jų tiksliai perpiešti, gal labiau norėjosi perduoti nuotaiką. Kūrybinis procesas. Patį pasakojimą kūriau gana chaotiškai, neturėjau jokio plano. Skaitant autorės tekstą kildavo idėjų, kaip galima piešiniu perteikti vieną ar kitą teksto dalį. Taip ir susirinko iliustracijos, kurias vėliau su tekstu suderino maketuotojas. Tiksliai pasakyti, kiek truko iliustravimas, negaliu, nes pasitaikydavo kitų skubesnių darbelių ar atsirasdavo neatidėliotinų reikalų. Nuo susipažinimo su Dianos tekstu iki knygos pasirodymo praėjo beveik 2 metai, bet intensyvaus darbo buvo gal 4-5 mėnesiai. Dirbti buvo įdomu ir lengva. Ačiū autoriai už kantrybę ir pasitikėjimą. Nuo kitų darbų šis skyrėsi tuo, kad turėjau užtektinai laiko pagalvoti, įsijausti į kūrinio nuotaiką ir paieškoti būdų jai perteikti piešinyje. Tikra atgaiva po skubių, degančių užsakymų. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.